mocarelos sūrių įdarytas kalmaras. Kalmaras išvalomas. Tam, kad jį būtų lengviau prikimšti įdaru, prieš tai kalmaras trumpam įdedamas į verdantį vandenį. Įdaras. Visos daržovės nuvalomos, supjaustomos kubeliais, pakepinamos alyvuogių aliejuje, pabarstamos džiūvėsėliais. Kai masė gerai iškepa keptuvę, nuimama nuo viryklės ir sudedamas mocarelos sūris. Masė išmaišoma taip, kad sūris tolygiai pasiskirstytų. Šia mase kemšami kalmarai. Kalmaro galiukai perverimi mediniais smeigtukais. Kepama 190 laipsnių temperatūroje 8-10 minučių. Iškeptas kalmaras turi būti minkštas. Kol kepa kalmaras, paruošiami pomidoro ir sūrių griežinėliai ir porai minučių uždedami ant grilio. Paruošiami cukinijos žiedai. Mocarelos sūris, kedro riešutai bei datulės sudedami į cukinijos žiedo vidurį. Keptuvėje įkaitinamas aliejus. Žiedai patepami kiaušinio plakiniu ir apvaliojami kukurūzų miltuose. Žiedai apkepinami ir dedami ant servetėlės tam, kad susigertų riebalų perteklius. Dekoruojant lėkštę visų pirma pilamas baziliko padažas, tada dedamas keptas pomidoras su sūriu, per pusę perpjautas kalmaras, baziliko šakelė, o pabaigoje keptas cukinijos žiedas.